Jeigu šiandien reikėtų pradėti viską nuo nulio ir neturėčiau nei vieno kliento, nei vienos rekomendacijos, laiško ar didelio sekėjų skaičiaus, aš tikrai nedaryčiau to, ką matau darant beveik visus. Aš nedėčiau vilčių į šimtus išsiųstų žinučių, nekurčiau dar 10 gražių video tikėdamasi, kad kažkas mane pastebės. Ir tikrai negalvočiau, kad problema yra konkurencija. Ir žinai, kas yra įdomiausia? Dauguma žmonių iš tikrųjų daro viską teisingai. Jie mokosi montuoti, žiūri tutorialus, investuoja laiką, net kartais pinigus. Bet rezultato nėra. Ir tada atsiranda labai nemalonus jausmas. Gal čia ne man, gal tiesiog aš nesu pakankamai geras ar gera. O šiame video aš noriu tau parodyti, kad problema dažniausiai nėra tavo gebėjimuose. Problema yra tame, kur tu dedi fokusą. Yra 3 dalykai, kuriuos susitvarkyčiau pirmiausia. Ir būtent jie šiandien man atrodo svarbesni už kamerą, sekėjų skaičių ir net patirtį. Ir šiame video aš apie juos ir pakalbėsiu. Tačiau svarbiausia ne patys 3 punktai. Noriu, kad suprastum, kodėl tiek daug žmonių daro viską teisingai ir vis tiek nesulaukia nei vieno kliento. Ir jeigu tu bent kartą pagalvoji, kodėl man niekas neatrašo, šitas video yra būtent tau. Didžiausia klaida, kurią matau, yra ta, kad žmonės labai greitai pradeda ieškoti klientų, bet iš tikrųjų per mažai laiko skiria pasiruošti tam, kad klientas apskritai norėtų juos pasirinkti. Atrodo logiška. Jeigu tu nori uždirbti, turi rašyti įmonėms. Ir daug kas taip ir daro. Parašo 10, 20, 50 žinučių ir tada laukia, bet realybėje klientas nemato juk tavo noro. Jis nemato, kiek tu laiko mokaisi ar kiek laiko praleidai montuodamas video. Jis mato tik tai vieną dalyką – trumpą žinutę arba tavo profilį. Ir jis turi 5 arba 10 sekundžių nuspręsti, ar verta su tavim kalbėti ar ne. Ir čia atsiranda labai svarbus momentas. Jeigu per tas kelias sekundės jis nesupranta, kuo tu jam naudingas, jis tiesiog uždaro tavo žinutę. Ir ne todėl, kad tu bloga ar blogas, o todėl, kad jis neturi priežasties tavimi susidomėti. Ir tada prasideda vidinis dialogas. Gal mano video dar nėra pakankamai geri, gal man reikia geresnės kameros, gal per mažai aš čia moku, o gal reikia man daugiau sekėjų. Ir čia yra tas momentas, kur noriu tau atsakyti. Labai aiškiai, ne, tai nėra pagrindinė problema. Aš esu mačiusi žmonių su labai paprastais video, kurie gauna klientus ir esu mačiusi žmonių su labai gražiais video, kurie jų neturi. Tai reiškia, kad problema yra juk ne video. Dauguma galvoja, problema yra tame, kad tu bandai parduoti savo įgūdžius, o klientas perka rezultatą. Ir kol šitas neįsijungs tavo galvoje, tol kiekviena išsiųsta žinutė jausis kaip loterija. Dažniausiai aš matau labai panašų scenarijų. Žmogus susikuria Instagram paskyrą, pradeda kelti video. Parašo 14 prekės ženklų, negauna atsakymo ir nusprendžia, kad rinka yra perpildyta. Tada pradeda filmuoti dar daugiau, dirbti nemokamai, mažinti savo kainą ir laukti, kol atsiras dar daugiau patirties. Ir iš šono atrodo, kad jis daro tikrai viską teisingai, kaip ir reikia, bet rezultato tai vis tiek nėra. O kodėl? O todėl, kad klientas nevertina vien gražaus montažo. Jis neieško žmogus, kuris moka naudotis CapCut ar filmuoja 4K raiška. Jam rūpi paprastas klausimas. Ar šitas žmogus padės mano verslui parduoti daugiau? Ir dabar labai svarbus yra momentas. Klientas pats dažnai net nežino, kaip tai turi atrodyti. Jis tiesiog jaučia, ar tu supranti jo situaciją ar ne. Ir jeigu tavo žinutė skamba kaip sveiki, kuriu video, gal norėtumėte bendradarbiauti, tu nieko nesiskiri nuo dar 50 žmonių. Bet jeigu tavo žinutė parodo, kad tu supranti jų produktą, jų auditoriją, jų problemą, tu automatiškai tampi įdomi. Ir čia atsakymas į labai dažną klausimą, kaip išsiskirti iš kitų. Ne per gražesnį video, ne per daugiau sekėjų, o per supratimą. Būtent dėl šios priežasties, jeigu šiandien pradėčiau nuo nulio, visą dėmesį skirčiau 3 dalykams. Pirmiausia, susitvarkyčiau portfolio taip, kad jis nerodytų, ką moku filmuoti, o parodytų, kokią vertę aš galiu sukurti verslui. Tai reiškia ne tik gražūs kadrai, bet aiški mintis, ką šitas video daro klientui. Ir dar svarbiau, rodyk ne tik patį video, bet ir rezultatą. Kiek peržiūrų jis surinko, kiek pardavimų atnešė, kaip pasikeitė kliento rezultatai. Nes būtent tai klientui yra svarbiausia. Antras dalykas – komunikacija. Nes gali būti labai geras specialistas, bet jeigu nemoki aiškiai pasakyti, kuo esi naudingas ar naudinga, klientas to nesupras. Ir čia labai daug kas stringa. Žmonės galvoja, kad jų darbas kalbės už juos, bet realybėje pirmiausia kalba juk tavo žinutė.
Ir trečias dalykas – klientų supratimas. Kai pradeda gilintis ne tik į video kūrimą, bet ir verslą, marketingą, auditoriją, viskas pasikeičia. Tu pradedi matyti, ko klientui iš tikrųjų reikia ir tada tavo pasiūlymai tampa daug stipresni. Ir čia yra tas momentas, kur daug kas sustoja ir galvoja, gerai, supratau, bet kaip tai padaryti praktiškai? Ir tai yra labai geras klausimas, nes suprasti principą yra viena, bet pritaikyti jį realybėje yra visai kas kita. Per daugiau nei 5 metus teko dirbti su labai skirtingais prekių ženklais. Nuo mažų vietinių verslų iki tarptautinių įmonių. Ir kuo daugiau tokių projektų kaupėsi, tuo aiškiau mačiau vieną dalyką. Klientai beveik niekada nepasirenka žmogaus vien dėl gražiausio video. Jie pasirenka žmogų, kuris supranta jų problemą greičiau negu konkurentai. Ir aš pati pradžioje dariau tą pačią klaidą, kaip ir dauguma. Galvojau, kad reikia dar geresnių video, dar daugiau darbo ir dar daugiau pastangų. Bet realus lūžis įvyko tada, kai pradėjau keisti ne savo įgūdžius, o savo požiūrį. Kai pradėjau galvoti, ne kaip padaryti gražų video, o kaip šitas video padės klientui uždirbti. Ir nuo būtent to momento viskas pradėjo keistis. Tiek klientų kiekis, tiek jų kokybė, tiek kainos. Tad šiandien aš galiu pasakyti dalyką, kurio pradžioje pati nežinau. Klientų paieška prasideda ne nuo žinučių siuntimo, jie prasideda nuo dar anksčiau. Nuo to, kai tu save pateiki, kaip gerai supranti kitą žmogų ir jeigu tu dabar esi tame etape, kur bandai, stengiasi, bet nejauti rezultato, labai tikėtina, kad tau trūksta ne talento, o aiškios sistemos. Ir apie tokią sistemą aš netrukus kalbėsiu daug giliau. Šiuo metu ruošiu dalyką, kuris padės viską sudėlioti žingsnis po žingsnio. Nuo portfolio iki pirmų klientų. Jeigu nori būti tarp pirmųjų, kurie apie tai sužinos, gali prisijungti prie laukiančiųjų sąrašo, o nuorodą rasi apačioje. Bet pirmas žingsnis visada yra šitas – suprasti, kur iš tikrųjų yra problema. Ir jeigu šiandien bent viena vieta šiame video tau susikabino su tavimi, reiškia, tu jau pradėjai judėti teisinga linkme.